Labas visoms ir visiems, su jumis sveikinasi Virginija. Ir šiandien jūs pamastysit, ką aš nuveikiau per gegužės mėnesį. Šį bei tą galit matyti. Tai šį mėnesį siuvinėjau 11 darbų, pradėjau 5 ir pabaigiau 5. Tai visus pradėtus ir pabaigtus darbus jūs pamatysit jau tolimesniai vloginiai daly. Tai kur aš ir darysiu tokius trumpus filmukus, kur ką pradėjau, ką veikiau, ką siuvinėjau, kaip man kas sekėsi. Tai pradėtukai, pabaigtukai ir ne tik. O gale taip pat pamatysi dar vieną dalyką tokį. Tai yra, papasakosiu apie pilnai pabaigtus darbus, va čia dalį jų matot. Ir ką susirėminu. Ir taip pat bus proga pamatyti, tiksliau ne tai, kad pamatyti, bet ir laimėti naują mano schemą. Nagi, ir kągi mes čia matom. Ogi vieną paskutinį puodelį, kur pats murkiniausias ir tik liko išsiuvinėti vieną gyvūnėlio veiduką. Tai yra labai sunku atspėti, koks čia gali būti gyvūnėlis. Bet aš tikiu, kad jūs susitvarkysite. Kita mano sodo dalis su girliandom yra daržas, pavadinkim taip. Tai čia jums šviečia toksai mūzius. Prie progos galėsiu pafilmuoti, kaip jis dieną atrodo. Bet kad įkvėpimą jis neštų ir naktį, jis yra su girliandom. Šiandien yra tokia keista diena, kad aš nenoriu nieko pabaigti. Nors atrodo, čia viskas ranka pasiekiama. Tai va, pavyzdžiui, šitas puodelis su zuikučiu. Išsiuvinėjau jau visus kryželius, išskyrus va čia, kur bus kavos garuose. Ir jau būtų galima pradėti apvadus. Bet aš nenoriu. Aišku, šiaip liūdna, kadangi šitas jau zuikutis paskutinis šitam dizaine, jo jis tik baisiai mielas, man jį labai patiko siuvinėti ir kaip ir nesinori pabaigti, nes jau pabaigs ir bus viskas. O kito tokio mielo aš neturiu dabar. Tai va, pasimiau dar kitą pasiuvinėti. Tai čia irgi kažkurio mėnesio jau beveik baigtas motyvas. Daugiau negu pusę motyvo išsiuvinėjau ir irgi liko čia va šone viena maža gėlytė, dar viena snaigytė, tada dar didesnės gėlytės pusytė ir būtų baigtas elementas ir būtų baigtas mėnuo. Bet aš irgi nenoriu pabaigti. Kodėl, nežinau. Kažko noris vis naujo šiandien. Tai aš galvoju, pasiimsiu dar kažką pasiuvinėti. O ką pasiimsiu, dar nežinau. Tai va tokie kilūs egzistenciniai klausimai. Šiandien penktadienio vakaras, gal dėl to. Šį vakarą atrodė, kad aš nieko nenoriu užbaigti, bet pasirodo, aš šį bei tą noriu pradėti. Na ką, kitos dienos rytas. Vakar pradėjau šitą nuostabų dizainą. O šiandien jau turėsiu ardyti. Čia aš galvoju, čia viskas dėl to, kad lyja. Nykiai lyja, yra tamsu, niūru, yra šalta. Ir, vienu žodžiu, reikia surasti kažkokią priežastį ir pasiteisinimą. Taip, tai aš vakar išsiuvinėjau va šitą va iki šičia, va šičia, va rėmelį. Šiandien va šį rytą išsiuvinėjau va šičia ir tada čia. Ir kamera, kampas. O kampas tiesiog ne to žodžio prasme, nes aš sugalvoju, kad man reikia išsiuvinėti iš pradžių iki pabaigos, nu vat į apačią, kad mano medelis atsistotų, o tada čia dar tokią šakelę išsiuvinėti. Ir, nu gerai, aš čia va 2 kryželius pasidėjau, kad būtų pasižymėjimas. Ir jau tada per ten kryželį turėjau tą pačią. Bet kažkokiu listiniu būdu. Aš kažkaip pamiršau šitą punktą.
nes pagal schemą, vis tiek parodysiu schemos gabaliuką. Va. Va čia turėjo būti mano 2 kryželiai iš šono, vienas ir tada vėl 2 iš šono. Aš kažkaip skipinau šitą momentą, tai 2 eilutės skipinau ir siuvinėjau lyg niekur nieko. Ir kaip būna, tai su klaidom, čia mano požiūris su klaidos toks būna, pagal situaciją. Jeigu ji nieko tragiško nedaro, esmės gyvenime nekeičia, tai ir netaisau. Bet čia man tada netilps šakelė, o ant šakelės man netilps paukštelis, o po šakelę ir paukšteliu man netilps širdelė. Ir tada man netilps visi kiti elementai, tai reiškia, tai yra tragedija. Šeštadienio rytas pradėt nuo tragedijos. Kodėl? Na gerai, paverkiam ir einam rardyti. Na va, tai noriu pasirodyti, kad pirmas elementas Modern Folk Embroidery šių metų salė jau ir baigtas. Parinkau 4 spalvas. Tai mano mėgstamiausia samaninė žalia DMC, tokia šviesi pelenų rožinė, bordinė iš ankoro turėtų ir 115 DMC spalva pereinamų spalvų. Taip, tai čia kol kas siuvinėjau 3 spalvom. Tai žalia 115 ir ta pelenų rožinė. Ant mano pačios arbata dažyto lino 36. Ir va galima pasižiūrėti, kaip atrodo tas pats motyvas ant 40 kaunto ir ant 36. Tai va, dydis skiriasi ten. Koks geras gal centimetras su viršum. Ant šito, tai irgi, jeigu kas žiūrėt mano senesnius video, o manau, kad daugumą žiūrėjot, tai buvau pradėjus ant šito 40 kaunto antracito lino ir sunkiai man buvo įžiūrėt audinių šitos persipinimus, tikrai tokia jau vargo vakarienė. Tai va, tai šitas, tai tiesiog pabaigiau į antrą pusę, padariau veidrodinį atspindį šito motyvą ir siuvinėjau kaip atskirą elementą, o pradėjau iš naujo ant 36. Ir kol kas man čia viskas labai patinka. Dar vienas pliusas, kad vat ta juoda arbata, su kuria dažiau, irgi nors ir išskalbiau audinį, be papildomų kažkokių kvepiančių skalbiklių tiesiog, bet išliko tas toks, nesakyčiau kaip laužo kvapas, tai labai skanu siuvinėt. Nagi, man įdomu, ar jūs matote tą patį, ką aš matau. Taigi, fokusuoja tai kažkaip labai įdomiai, bet čia paslapties tas didumas. Jūs matote tą patį, ką aš matau, kad šito selo jau 2 elementai išsiuvinėti per, kiek čia, 2 dienas. Ir atrodo tobulai. Noriu jums parodyti vieną baisybę, kurią aš ketinu daryti. Kame baisybė? Čia yra toks iš likučių pradėtas Blackworko ale toks sempleriukas. Tiesiog va, įvairiausiais likučiais siuvinėjom. Ir aš jį čia, man atrodo, rudenį gal ar vasarą pradėjau. Ir, jis nelabai man čia siuvinėjęs, nes maždaug buvo tikslas, kad pasimtų ar į kelionę, ar į darbą, kai turi. Bet kažkaip, jeigu aš nueinu į tą darbą, tai nebūna kada siuvinėt. Kelionės aš kažkaip jo irgi nesiuvinėjau, nors viskas čia lengva, pirmyn atgal vaikštai ir tiek žinių. O aš šiandien sugalvojau, kad vis tik tai turiu per daug fainų dalykų, kuriuos noriu siuvinėt. Ir geriau užbaigti tuos, kurių nenoriu siuvinėt, kurie nedžiugina. Tai aš sugalvojau padaryti kaip. Nesiuvinėti viso šito pilno plotelio, o va pasimti 5 ant 5. Va čia kaip tik išsiuvinėjau šitą kamputę. Va čia pradėjau raštų centrinius elementus siuvinėti.
Ir tada taip ir išsiuvinėti ir čia padaryti mažytę pagalvytę. O visą šitą tiesiog nukirpti. Tokios vat baisybės. Taigi. Dažniau mane ištinka pradėtukai, bet šiandien mane ištiko pabaigtukas. Tai visa baisybė, kai buvo sugalvota, tai buvo ir padaryta, čik viskas nukirpta, atradyta, užtaisyta ir pabaigta. Ir net turiu slaptą planą, kad galbūt šiandien ir būtų tas pilnai pabaigtas variantas, bet čia matysim, kaip gausis. Bet svarbiausia, kad tas darbelis, kuris va čia sėdėjo, liūdėjo ir buvo toks buvo pabaigtas ir, manau, įgavo visai tokį labai mielą tą galutinį vaizdą. Bent man pačiai tai visai patinka. Štai ir pilnai baigtas darbelis. Gavosi pagalvytė mažutė, gana miela, net mielesnė negu tikėjausi. Čia jūs matote siuvinėjimą 4 kavos dvaselių puodelį iš 4, tai jau paskutinis. Ir va išsiuvinėjau šitą totemą zuikutį ir supratau vieną dalyką. Su vienu bičiuliu turim tokį pasakymą, kad pyragėliams yra atskiras skrandis, bet aš supratau, teisingam pilvelį pyragėliams yra ir atskiras pečiukas, atskira orkaitė, atskira duonkepė, pyragėlkepė. Tai va tokio atradimu norėjau pasidalinti. Aš manau, pradėsiu specializuotis tokiai rubrikoje kaip unrolling video, kai reiškia išvyniojama kažkas. Tai būna unboxing, kai kažkas išpakuojama, o pas mane bus unrolling. Kaip galit matyti, štai ir puodelis su zuikučiu, pilnas kavos. Įgavo savo toteminę dvaselę. Puodelis su morkom ir visus garus. Ir mes čia turim visus 4 puodelius. Pamėginsiu tuoj aš juos išlupti, kad bent jau susilamdžiučius kartu su manim pačios pirmosios ir patys pirmieji galėtumėt pamatyti. Garso efektai. Antra pusė. Ir štai jie visi. Aha. Ir laido šešėlis. Nu, atsit, bus gražiau dabar. Tai va. Štai visi 4 puodeliai. Oi, kodėl mano briedis elnias toks. Jis labai atrodo kūdas. Jis toks nėra. Va, jis normalus briedis. Va. Nu, vis tiek pakudėjo. Bent kažkam būna labai lengva pakudėti. Jeigu būsiu geramūpė, nu, tokiam, kuris vadinasi skalbk ir lygink, aš jums parodysiu ir išlygintą. Na, kaip matote, mane vėl ištiko pradėtukas ir net 2, ir net 1 pabaigtukas. Iš temos, kaip galit numanyti, tai čia kažkas susijęs su blackworku. Tai va šitas motyvėlis su giliam. Irgi, kai nori jį fokusuoja, kai nenori nefokusuoja, nu čia jau telefono problemos. Taip, klausyk, gal kaip nors pabandom susitarką, būk žmogus. Tai atsirado iš to, kad kitą savaitgalį dalyvausiu Kaune Hantos dienose ir viena iš veiklų, su kuriam būsiu, tai bus blackworkas, siuvinėjimas blackworku. Tai irgi tokia daugiau kaip edukacinė veikla ir tikslas buvo sugalvoti motyvą, kad žmonės galėtų patys išsisiuvinėti kažką atėję. Kažką tokio paprasto išsibandžiau dabar šitą motyvą ir vis tik tai jis užims per daug laiko. Nes žmonės, kai ateina, jie, tarkim, gali skirti kokį pusvalandį vienai veiklai,
nu, maksimum valandą, jeigu taip jau rimtai užsikabina, tai galvoju, ten su viena gile kažką sugalvosiu. Nes irgi net nepildant kryželiais, čia užima vis tik tai pakankamai laiko subaksnuot pirmyn atgal. Tai va, ir ta proga, kad būtų irgi dar kažkoks siuvinėjimas darbas, parodyti žmonėm, kaip tai vyksta. Susiradau paprasto lino gabaliuką, kaip matot, siaurą, ir pradėjau siuvinėti rankogalio pavyzdį. Tai čia daugiau iš 16 amžiaus pagal raštus, tai iš knygos, kurią turiu, susirinksiu motyvus. Tai šita knyga, pagal kurią aš jau buvau užsivinėjusi semplerį pagal su gilių motyvais, išrinkau iš šitoje knygoje esančių visus gilių motyvus ir sudėjau į semplerį, ten par 23 ir 24 metais baigiau. Yra kanale video, kur yra šitas sempleriukas. Tai sakau, jam reikia draugiją dar vieno. Ir jeigu spėsiu pabaigti, tai bus pabaigtas ir apsiulėtas gražiai, kaip rankogalis. O jeigu nespėsiu pabaigti, tai pertempsiu į tokius autentiškus rėmelius, kur būna jau grinai tokie medžio ir kur būna įtempiami siūlais iš visų pusių. Va. Kaip matot, dabar jis toks šiek tiek banguotas, jis taip kūrybiškai įtemptas, taip laisva forma, bet man asmeniškai siuvinėti netrukdo, man pakankamai gerai. Ir šiaip, smagu va tą istorinį Black Forką tokį siuvinėti, kad irgi matot, va, atrodo krūva tiesių brūkšniukų, bet kai siuvinėjai atgal, gaunasi visai kitoks raštas. Tai šitas vienas iš toks komiškiausių procesų. Taip pat besiruošdama tam Hanzos dienom susiradau dar porą pavyzdžių, irgi gal jums net parodysiu. Čia yra, susiradau, atsispausdinau, čia yra mažas, kažkuris yra, mažas, man atrodo, čia yra itališko Black Forko sempleriukas. Tai irgi matot, šiek tiek kitaip išdėlioti raštai. Yra šitų pavyzdžių ir toj knygoj, bet jie netaip gražiai išpiešti. Tai irgi, aišku, būtų smagu išsisiuvinėti šitą jau su šilku, kaip priklauso, ant gero plono balto lino. Bet žinokit, susidariau su problema, pasirodo, aš neturiu plono gero lino. Turiu, tik tai vintage June dar gabaliuką, o tiesiog lino tai neturiu, tankaus. Balto turiu menį. Kitų spalvų turiu, ten ir 40 kanto, o tiesiog balto neturiu. Siaubas. Nieko, bet šitos galima, aišku, siuvinėti ir ant paprasto jau nelygaus audimo lino. Istoriškai, taip sakant, tinka. Ir čia susiradau dar vieną rankogalį, tai čia Jane Seymour pagal portretą išrinktas raštas. Irgi toks fainas, bet irgi tikrai nespėčiau išsiuvinėti renginiui, o kai pradedi siuvinėti, tai būtų ten, tik tie pipsiukai viršų ir, tarkim, antra eilutė. Irgi dar ne vaizdas, ne feng shui. Tai va, taip atsitinka visokie dalykai. Norėjau jums parodyti, kaip man sekėsi išsiuvinėti dar vieną elementą mano sempleryje. Tiksliau, ne mano, o Fox and Rabbit Designs sempleryje šeima ir draugai. Tai čia yra toks kaip ir medalionas su 2 paukšteliais. Ir ką galima pasakyti apie šitą medalioną? Viskas čia atrodo labai paprasta, visiška simetrija, visiškai balti balandėliai, kas gali būti mieliau tarp šakelių, ten vos neišridelė tarp jų ir visokie gyvybės medžiai ir kas toliau. O pasirodo, čia visiškai nesimetrija. Viršui yra 2 kryželiais mažesnis pipsikas medalionų, apačioje 2 didesnis. Viršui, man atrodo, 16 kryželių aukštis medalioną, apačioje 15. Visiškai nesimetrija. Tai va. Kur teisybė? Noriu jums parodyti jau antrą šito rankogalio
Blackworko rankogalio eilutę. Jeigu jums atrodo, kad čia kažkokie kinų hieroglifai, jums atrodo neteisingai, nes čia aš nusivinėjau į vieną pusę ir dabar važiuosiu į antrą pusę. Šiaip šitas raštas yra iš knygos tas, kurį aš tikrai labai norėjau nusivinėti nuo pat pradžių. Ir vienintelis, ką aš čia dariau, kaip žinia, visai gal įprastai savo, aš šitas smulkes gėlytės iš karto pabaigdavau. Nes irgi čia atskiras elementas, kad važiuoji, kaip čia, diksniuoji pirmin ir tada diksniuoji atgal ir užbaigtas elementas. Ir tai nesugriauna sekos visų kitų diksnelių. Štai ir matote jau išsiuvinėtą visą eilutę, visą raštelį ir dar net su krašteliu pakartotu. Tai, kaip sakiau, šitas motyvas kažkaip mane labai linksmino šitoj knygoj. Norėjau jį išsiuvinėti, nes jis man atrodo toks kažkaip labai gyvas. Sakytum, toks yra agresyvus, bet labai nes, atrodytų dygliukai. Bet man jis toks labai žaismingas, sakyčiau. Net juokingas galima pavartoti tokį žodį. Tai va, tai rankogalio kraštelis jau yra. Tai turiu išsirinkus jau didesnį motyvą, kuris eis dabar kitoje eilutėje. Ir žiūrėsim, kaip man seksis įsiuvinėti. Jūs galite pamanyti, kad čia matote šito selo Modern Folk embroidery pradžią tik tai veidrodiniu būdu. Ogi ne, tai yra visos pirmos eilės pabaiga. Įsivaizduojat? Šnai ir visa pirma eilė. Visi motyvai, visi paukščiukai, visos širdelės, visos gėlytės, visi medeliai išsiuvinėti. Ir dabar eisiu į antrą eilę, kurioje yra dar daugiau visokių gėlyčių, bet ten yra tokie absoliučiai fantastiški elniai apsėsti bičių. Arba bitės apsėstos elnių. Vienu žodžiu. Pradėjau siuvinėti toliau Blackworko rankovės trečią raštą. Pasirinkau tokį. Čia išsipieštas jo yra ketvirtis. Išsiuvinėtas tas kaip čia pirma pusė, kur neaišku kas. Ir supratau, kad aš turėsiu ieškoti kito rašto. Kodėl? Todėl, kad man pagal proporciją reikėtų iki maždaug iki kur maždaug yra adata. Tai čia apie 30 langelių raštą. O aš su šito gaunu 21 langelį. Per siauras. Tai reiks visų pirma susirasti kitą raštą. Antras dalykas, išartyti šitą raštą. Trečias dalykas, pradėti siuvinėti tą kitą susirastą raštą. Tai tokios kūrybinės kančios. Mane vėl ištiko pradėtukas ir pabaigtukas. Čia jūs matot siuvinėjimą elnę, tą juokingąjį elnę, kuris bus apsėstas bičių ir jo draugelis. Tai matot, užpakalis dar neišsiuvinėtas. Ir aš sugalvojau, kad man reikia būtinai išsiuvinėti antrą siūlų rušiuoklę, kurią buvau užsisakiusi iš Temu, tam, kad galėčiau paskui siuvinėti dar vieną tokį procesą, tokį labai baisybę, kurį aš galvoju restartuoti. Ir labai norėjusi turėti kažkokį kaip čia atsiminimą iš šito proceso. Tai va šitas uogeles. Tai aš išsiuvinėjau ir iš karto apipavidalinau su tokiu lipniu aksominiu popierium. Tai va toks. Štai ir pabaigtas rankogalis Blackworko. Tai kaip antrą raštą parinkau su giliam, tokį didesnį, kurį jau buvau siuvinėjus semplerį. Ir dabar pamėginsim jį apsiūlyti ir žiūrėsim, kaip jam seksis Kaune. Čia jūs matot naują pradedamą darbą ir jo net visą kūrybinį procesą. Ir taip pat parodysiu šaltinį. Tai yra 16 amžiaus pabaigos
siuvinėjimas blackworko su visokiais ir raštais, ir matot skirtingais dygsneliais, ir įvairiais dygsneliais su metalizuotu siūlu. Tai aš pasėmiau gabaliuką gvazdiko, kuris buvo išlikęs, kaip inspiracija, kaip įkvėpimą, ir maždaug jo pavyzdžių įkvėpimu nusipiešiau šitą motyvą, kuriame pamėginsiu kaip tik ir panaudoti ir šilką, ir metalizuotus siūlus, ir įvairius raštus. Ir kaip manot, kuo aš čia užsiimu? Ogi karoliukų rinkimu. O kodėl? O todėl, kad vienam iš dizainų, kuriuos planuoju siuvinėti, reikalingi pastelinio atspalvio karoliukai, 3 spalvų. Tai ten skaidrus, tokie rožiniai ir labiau violetiniai. Ir aš pagalvojau, kad jeigu, aš tiesiog nelabai daug tais karoliukais siuvinėjau, tai nusipirkau Preciozos miksą, tokių švelnių spalvų, ir dabar sėdžiu ir renku. Tai kol kas suskaičiavau 19 rūšių karoliukų. Šiaip, visi geri, tvarsime spalvų atžvilgiu. O kalibravimo atžvilgiu tai ne ypač, bet man konkrečiai šitam dizainui ir nereikia ypatingai kalibruotų, kad visi būtų vienodi. Jeigu ne vienodi, tai nieko blogo irgi neturėtų padaryti. Štai ir išrinkti karoliukai. Šiaip neplanavau jų visų išrinkti, bet kažkaip taip gavosi, kad vakar truputį parinkau, kad suprast, kokių jų čia yra. Pradėjau rinkti čia ant valo. Taip visai patogu, kaip su adatėlė. Veri. Ir kažkaip gausi, kad per šiandien visus ir išrinkau. Smagu yra tas, kad jų čia yra tikrai įvairių faktūrų, kad ir tokių matinių, tokių klasikinių, nepermatomų, yra su metaliniu blizgėsiu, yra su metaliniu viduriuku. Bet ypač man patinka, kad yra visiškai matinė. Čia nelabai fokusuoja. Ir tarkim, čia su vos perlamutriniu blizgėsiu tie pilki. Nes man asmeniškai ne visada patinka, kaip blizga. Aš labiau tą pusę, kur neblizga. O tarkim, čia iš tų kreminių serijos ir baltų irgi yra ir permatomų, ir tokių opalo spalvos, ir kaip perliukų. Kas mane nustebino, kad paprastų skaidrių vavos čia ant viršaus suverta labai nedaug. Čia iš šitos gamos irgi visai tokia įdomi kombinacija. Tai turėsiu dabar priemonių kūrybai. Tai trumpai, gegužę galima pavadinti blackworko mėnesiu, mano atveju, o viskas prasidėjo nekaltai. Tai čia irgi jau turėjot matyti, kad pabaigiau šitą pagalvėlę. Tiksliau darbelį, iš kurio padariau pagalvėlę. Tai iš jo likučio nukarpyto padariau pavyzdėlį blackworko siuvinėjimui, kaip kas gaunasi, nes dalyvavau Kaune gegužės 23-24 dienom. Buvo ir Kauno miesto gimtadienis, ir riterių turnyras. Buvau šiek tiek įdėjus į Facebooką ir Instagramą nuotraukų, kas ten vyko. Ir iš to, ką siuvinėjom, ten su mokinėm, turėjau net 3 rimtas mokinės, kurios jau taip rimtai dirbo ir vieną ir kitą dieną po porą valandų plušėjo. Tai kaip pavyzdį irgi buvau padarius tokį motyvą nedidelį su gilėm, tai jį vakar pabaigiau, prisivau prie veltinio gabaliuko, tai čia irgi bus ar žaisliukas, ar gali būti kaip maža adatinė. Bet pagrindinis motyvukas, kuris buvo jau kaip pavyzdinis, tai buvo šitas. Ir čia irgi jau paties renginio metu, šiek tiek jau ten šleivai, bešnekant su žmonėm, padariau tokį pavyzdėlį, kokia čia yra ta blackworko magija, kad dygsniukas po dygsniuko ir gaunasi skirtingos figūros.
Čia yra vienas iš istorinių siuvinėjimų, iš knygos, iš pavyzdėlių, nes ir irgi raudona, nes siuvinėdavo ne tik juodai, bet ir raudonai, mėlynai. Yra net levandos spalvos vienas siuvinėjimas. Ir dar vienas ir pradėtas ir pabaigtas darbelis, tai yra šitas rankogalis. Oi, čia jau kažkas prie jo prilipė. Kuris ir buvo padarytas tam, kad žmonės galėtų pasimatuoti, ar jie nori paprasto rankogalio, ar paraukto, ar gal prie marškinių kaklo iškirptę pasipuošti, ar gal visus marškinius tokiam juostam išsisiunėt. Tai būtent toks pavyzdėlis. Tai vežiausi šitą visą samplerį, kurį baigiau 23 metais su Gilė motyvais iš 16 amžiaus raštų knygos. Ir taip pat kaip pavyzdį pradėjau, bet ten per patį renginį ne ką išsivinėjau. Ką išsivinėjau, tiksliau turėjau persivinėti. Tai yra toks motyvas su gvazdiku, kur jau yra kontūras išsivinėjimas šilku, o paskui kiekviena dalis užpildoma skirtingais raštais. Ir čia dar bus užpildoma metalizuotų siūlų. Tai kas įdomu, aišku, buvo įdomu išsipiešti visus tos raštus, nes nuotrauką dirbinio radau internete, bet raštų visų patogiai išpieštų neradau. Ir nuspręsti, per kiek siūlų siuvinėti, nes čia yra paprastas linas, tik rankų dažymo. Ir jis nėra labai jau taip lygus. Tai va, čia šitam lapelį raštą dariau per 3 siūlus, 3 ant 3 siūlų, šičia irgi 3 ant 3, o šičia viduje dariau 2 ant 2 siūlų. Irgi, kad taip skirtingai, kažkaip pačiam žiedė, man atrodė, kad gražiau bus smulkesnis. Buvau šitą paprastą motyvą, kurį yra jau žiedo pagrinde išsivinėjus stambiau, 3 ant 3, bet kažkaip negražiai atrodė, tai persivinėjau. Tai va toks. Tai čia iš pilnai apipavidalintų darbų, tai va naujų. 1, 2, 3 ir 4. Ir dar iš iš jau pilnai pabaigtų darbų, jį jau rodžiau, neatsimenu, ar rodžiau antrą pusę, tai šita rūšiuoklė su tokia spanguolė irgi laukia savo proceso. Mano pagalvėlių kolekciją papildė dar 2 praėjusiais metais baigti darbeliai, kurie buvo išsiuvinėti, bet pagalvėlės pavidalą įgavo gegužės mėnesį. Abu pasibaigė kaip tik paskutinę gegužės dieną. Tai va šitas sampleriukas iš vokiškos tokios raštų knygos iš likučių. Tai irgi įgavo patį romantiškiausią pasaulyje, bent jau mano darbe, iš mano darbų kraštelį. Iš tokios atlasinės juostelės radau tokią mėtinės spalvos, bet kad nebūtų per daug rimtas ir per daug toks mi, o kad būtų šiek tiek ten do ar sol, tai įdėjau tokius kaip ir, sakytum, kutukus, sakytum, kaspinėlius, tokie, kad būtų šiek tiek nerimta. O šitos avytės, tai jos turi bordiūrą išsiuvinėtą ir jos pačios savo fainas, jau nieko nereikia. Ir aišku, parodysiu tada įrėmintus arba perėmintus darbelius. Tai vienos avytės buvo pagalvėlėje, o kitas siuvinėtos. Tai įlindo į rėmelį, nes kažkaip nusprendžiau, kad šitom reikia rėmelio. Tada rėmelį įgavo mano pačios kurtas dizainas su tokiais išlikučių rinkinių mano siuvinėtų, su tokiais renesansiniais zuikiais. Tai, kaip sakau, čia yra vaibelis ten visokių Terezų Bensler ir dar ko nors, kai ten pusiniai kryžiukai vieną į kitą pusę, ten vienas apačioj, vienas spalva apačioj, kita viršui. Tai, kaip sakoma, linksminamės kaip išgalim. Tai jam parinkau rėmuką, tokį pilką, kuris labai panašus, kaip būna tokie viduramžiniai akmeniniai langai, tiksliau langų rėmai, su tokiais facetais, tokie rimti ir man atrodo, čia jam visai neblogai. Taip, tada naują rėmuką įgavo šitas RTO rinkinukas miniatiūra pavasarinė. Jis gyveno anksčiau šitam pilkam rėmė, bet iš Temu parsisiunčiau šitą žalsvą rėmą ir nusprendžiau, kad jam labai tinka.
atrodo panašiai kaip kaime, kad būna pro langelį žiūri į sodą. Ir taip pat rėmukus įgavo baltoji varnelė ir žemuogių mergina Barbaros Sanos. Čia irgi praėjusiais metais baigti darbeliai. Ir taip pat dar užtempiau ant porėmių šitas irgi miniatiūras praėjusiais metais baigtas. Ir jų konceptas bus kaip ir šito šiais metais baigto pavyzdėlio, tiksliau elemento iš Modern Folk Embroidery, kad jie yra užtemti ir jie gyvens tokiuose medinėse rėmuose, bus priklijuoti ant kibukų ir bus keičiami. Tai va tokie mano rėminimo pasiekimai per gegužę. Na ir gal kiek triukšmingai aplinkoje, nes turėtumėt girdėti ir pukelį, ir kažką zurzent. Rodau savo naujausią schemą. Tiksliau užsivinėta jį seniau, bet išleista, tik tai šiemet. Jum čia linas atrodo melsvas, bet iš tikrųjų jis yra mėtinis žalsvas. Ir rodau jį savo šiaip mėgstamiausių jau gėlių, kurios pražysta gegužės pabaigoje, tai yra rožytė, tokia senovinė. Jis turi lotynišką savo pavadinimą, atskira ar šiaip rožių rūšis fone. Ir jeigu kas norėsit ją laimėti, tai yra tiek PDF-as, tiek XSD schema, parašykit, kokių pavasarinių gėlių labiausiai laukit pražystant. Na, o jeigu kas nenori laukti, tai dėsiu nuorodą, kad galėtumėte įsigyti Etsy. Ir iki pasimatymo kitose video.